tau nepavyks. Tu per silpnas, per lėtas. Kiti bėga daugiau, kiti bėga greičiau. Gal nereikia, gal kitais. Tokios mintys aplanko visus, bet ar verta jų klausyti prieš maratoną? Dabar jau tikrai filmuoju. Taigi esam šiandien Neries pakrantėje. Čia paskutinius mėnesius praleidau labai daug laiko bėgiodamas ir besiruošdamas Kauno maratonui. Kauno maratonas tai šių metų mano pagrindinis tikslas. Ir galbūt jūs mane daugiau pažįstat kaip triatlonininką, bet iš tikrųjų širdį esu bėgikas. Pirmąjį maratoną bėgu dar 2013 Druskininkuose. O greičiausias mano maratonas buvo prieš 3 metus Berlyne, kurį įveikiau per 2 valandas 37 minutės. Nuo to laiko maratonui iš esmės rimtai nesiruošiu, bet jaučiu, kad dar turiu potencialo greitėti. Todėl šiemet nusprendžiau subėgti Kaune ir tą savo asmeninį rezultatą dar pagerinti. O kodėl Kauną pasirinkai asmeniniam rezultatui gerinti? Visigi važiuoja į užsienį. Buvo dvejonių, kur bėgti, iš tikrųjų galvojau ir apie užsienio startus, bet nieko labai tinkamo neradau, tai galiausiai suveikė mano suvalkietiškas genas, šiek tiek pataupiau ir pasirinkau Kauną, nes kodėl ne, kodėlgi ne Kaunas ir Kaunegi sako, bėgti galima, ten trasa lygi, viskas vietoje, viskas pažįstama, tai manau tikrai galėsiu tą asmeninį rezultatą pasigerinti. Ir galbūt tai banalus tikslas, bet manau, kad tikslą turėti yra būtina ir būtina dėl 2 priežasčių. Pirma, kai turi tikslą, tai gali aiškiai susidėlioti programą ir žinosi, kaip to tikslo pasiekti. O antra, bėgimas yra ne tik fizinė rungtis, bet to pačiu ir psichologinis išbandymas. Ir maratono metu, kai pasidarys sunku, o sunku jums tikrai pasidarys anksčiau ar vėliau, tai tas tikslas galvoje jums padės visus sunkumus pereiti, nepasiduoti ir pasiekti finišą, pasiekti savo tikslą. Tikslai sudėlioti, taigi pereinam į antrą etapą – planavimas. Trenerio neturiu, treniruotės planuojuosi pats, taigi turiu visą laisvę daryti, ką noriu ir kaip noriu. Bet turiu labai aiškę sistemą ir principus, ką daryti, kad pasiekčiau pikinę formą būtent maratono metu. Tai viską susidėlioju į sezono planą, nusimatau periodizaciją, tada sudėlioju detalius kiekvienos savaitės treniruočių grafikus. Ir pagrindinis principas, kurio vadovaujuosi, tai yra derink gyvenimą prie sporto. Ir pagrindinis principas, kurio vadovaujuosi, tai yra derink sportą prie gyvenimo, o ne gyvenimą prie sporto. Taigi pirmiausia susidėlioju visada savaitės planus ir tik aplink juos aplipdau visas bėgimo ir kito sporto treniruotės. Taigi šiandien prieš darbus bėgu į ofisą, vakar bėgu į darbą, šiandien atvirkščiai bėgu iš darbo namo. Dirbu iš namų, tai per pietus nusprendžiau pasiimti Liusę ir šiandien kartu prabėgsime pietų pertraukos metu. Sekmadienio rytas po 7:20, šiandien atsikėliau šiek tiek anksčiau, dieną turiu planų, tai reikia bėgti ryte. Ir bėgam iš tikrųjų prie pagrindinio šiandienos tikslo. Tik sakiau, kad rekoveris man svarbiausia iš tikrųjų. Šiandien yra moters diena ir atbėgau pasiimti puokštelės, kurią po bėgimo parnešiu Rūtai. Taigi, puokštė rankai ir lekiam namo. Iš viso per pasiruošimą nubėgau 1300 km, pradėjau nuo 60 km per savaitę ir palaipsniui tie krūviai išaugo iki 100 km per savaitę pikinių laikotarpių. Ir daug tai ar mažai, čia gali kiekvienas nuspręsti. Mano akimi žiūrint, tai yra visiškas minimumas, norint pasiekti tokių rezultatų kaip aš. Taigi, kuo išsiskyrė mano pasiruošimo programa, kad kiekvieną savaitę pridėdavau po 2-3 valandas dviračio minimo. Dviratį mindavausi namuose ant dviračio treniruoklio,
Ir palaipsniui tapo tradicija dviratį minti Žalgirio varžybų metu. Žiauriai laukdavau Žalgirio varžybų sezono pradžiai ir labai nelaukdavau minimo sezono pabaigoje, kai Žalgiris pradėjo labai stipriai pralaiminėti. Labai simboliškai maratoną pradėsiu prie pat Žalgirio arenos. Ir tikiuosi ten pabaigsiu. Bet geriau negu Žalgiris pabaigė sezoną. Tai kas yra svarbiausia ruošiantis maratonai, kokios treniruotės? Svarbiausia yra atvaryti stadioną ir apsiauti bėgimo batelius. O šiaip tai didžioji dalis mano treniruočių buvo lengvi bėgimai. Kai bėgau ramiu pulsu, ten niekur neskubėdamas, mėgaudamasis aplinką, dažnai išbėgdavau su Liuse, su Rūta. Ir šiaip tai, kad ir kaip paradoksalu, bet lengvai bėgti iš tikrųjų reikia išmokti, nes pradžiai sunku ir kai pradedi stebėti pulsą, tai žiūri, kad čia ne tavo lėtas bėgimas, o bėgi iš tikrųjų gana greit. Greitai bėgti irgi reikia ir per savaitę visada darydavau po 2 greitas treniruotės. Viena threshold pastanga, intervalai. Kas ta threshold pastanga, tai yra visiška mistika, kurie labiau domisi, matuoja laktato kiekį kraujyje, aš tiesiog pasitikiu savo intuiciją, savo instinktais ir bėgu sunkiai, bet kontroliuojamu tempu. Taigi esi daręs laktatą? Ja, iš tikrųjų dariausi laktato testą, tada man nustatė tas zonas ir tos zonos iš tikrųjų sutapo su laikrodžio parodymais, tai dabar aš taip laikausi, kad laktatas yra mano apie 167, kur dar žiūriu pulsą, tai tempo bėgimuose, čia yra antra kassavaitinė greita treniruotė. Ja, irgi visada bėgu, kartais atskirai, o kartais įtirpiu į trečią svarbiausią savaitės treniruotę, tai yra ilgąjį bėgimą. Ilgąjį bėgimą šį kartą ruošdamasis galiu drąsiai pasakyti, kad dariau sąžiningai, nepraleidau nuo gruodžio nei vieno ilgabėgio, tai tas šiek tiek suteikia pasitikėjimo. Žmona patvirtina. Iš tikrųjų, pirmą kartą matau Vytautą taip sąžiningai ruošiantis varžybom. Man atrodo, čia pasiruošimas yra geriausias iš visko, kiek mes bendraujam. Pasiruošimas geras, bet paskutinės savaitės buvo nekokios. Buvom Ispanijos stovykloje, kur viskas išsibalansavo ritmas. Grįžus apsirgau, apėmė ligos ir dabar to pasitikėjimo nežinau, ar labai daug beliko. Sekmadienis iki maratono lieka 3 savaitės. Pagal planą šiandien turėjo būti ilgas bėgimas, turėjau bėgti 32 km greitėjančiai iki maratono pastangos. Bet po Ispanijos pradėjo kibti prie manęs ligos, tai sėdžiu dabar apsismargilėjęs, kosintis su Liuse, guliu lovoj ir nieko negaliu daryti. Ir atrodo 90% daro padariau, bet paskutinę savaitės tai viską braukė žemyn. Galvoju, prieš kurias varžybas tu buvai tiek tikėjai. Man atrodo, čia tiesiog klasika yra prieš varžybas jaustis nepakankamu. Reikia treniruoti galvą. Pačiam su galvos treniravimu kol kas yra sunkiai. Aš tikiuosi, kad šitas mano pergyvenimas ir nežinojimas, kur dėtis prieš varžybas, varžybų trasoje neatsilieps ir susikoncentruosiu, subėgsiu gerai. Grįž tas pasitikėjimas, kuris buvo manyje, kai aš buvau jaunesnis ir stoju prie starto linijos užtikrinta, žinai, kad įveiksi, nubėgsi. Tai aš manau, kad tas bus ir varžybų diena. Man atrodo, prognozuojant ir norint tokio rezultato, tu turi pasitikėti savim. Ir tu tikrai pasitikė. Taip, tiek darbo padaryta ir... Negalima nuleisti rankų. Aš prižiūrėsiu trasą, kad nesimuliuotų. Dabar pabaigiu treniruotę ir iš esmės būsiu maratonui pasiruošęs. Kaip sekasi treniruotė? Labai gerai. Labai gerai? Labai greitai bėgate? Taigi viskas. Sunkioji dalis padaryta. 5 mėnesiai atbėgiota, visos treniruotės padarytos, kilometrai nubėgti, beliko
smagioji dalis – Kauno maratonas. Ateikit ir jūs, palaikykit, parėkit, pašūkukit. Visą tai labai motyvuoja ir padeda, nes didelio užtikrintumo gal ir neturiu, bet prieš 2 savaitės daryta imitacinė varžybų treniruotė, kur bandžiau atkartoti varžybų dieną ir jos įvykius, gan plačiai atvėrė man akis ir leido susipažinti su esama situacija. Kviečiu su ta situacija susipažinti ir jūs. Ankstyvas sekmadienio rytas šiandien darau imitacinę varžybų treniruotę, tai ir keliuosi kaip varžybų dieną, 3 valandas prieš startą. Skėliau 5:30, pasidariau košės ir dabar kas geriausia, kad šiandien kaip tik vyksta Stanionio kova, sutapo tuo laiku, kai man reikia keltis, tai žiūriu per teliką, palaikau Stanionį, tai nuostabus rytas. Tikriausiai, kad būčiau kėlęsis nepaisomai nuo to, ar bėgsiu ar nebėgsiu. Sėkmės Stanioniui. Viskas, pasiruošęs bėgti. 30 km, 3 po 5 greitai ir viską žinosim, ar lėksiu maratone, ar tingėsiu. Va, pagaliau baigiu pasivyti Vytautą. Kas čia toks greitas bėga? Neina tavęs pavyti, kad taip, aš su šitu dviračiu negaliu. Tuoj duosi atsigerti. Šalia to stosiu ir bus pirma kartą baigta. Kas kankinasi, o kas šiaip poilsiauja. Dar nesikankina. Važiuodama pagalvojau, atskirai startavom ir man reikėjo čia vytis Vytautą, galvoju, o būtų valėtas mano vyras. Spėčiau ir pavalgyti, ir padripsuoti. Knygą paskaitytą dabar, vos spėju su dviračiu pasivyti. Antra atkarpa, 5 km iš 3, man atrodo. Labai. Pirma buvo žymiai lengviau, dabar bandau greičiau. Gerai. Netrakdau, bet dar gerai atrodai labai. Dar greitesnė bėgiko šiandien nemačiau trasai. Vis dar antra atkarpa, 5 km iš 3. Atrodo puikiai, žiūri laiką, kiek liko. Va, kiek čia vėl bėgiko. Labai daug bėgančių. Sekmadienio rytas labai populiarus laikas. Net nesinori kalbinti. Jau turbūt nedaug liko, nes vis žiūri laikrodį. Žiūri laikrodį, dar sunkėja. Liko dar nemažai. Tranzito stotelė, vyksta kėdų keitimas. Viena atkarpa liko. Bandysim greičiau. Bandysim greičiau. Arba tikiuosi, kad pastanga bus tokia pati, tik greitis bus didesnis už tais. Tikimės, kad kėdai padės skristi. Dar plius karboniniai kėdai yra minkštesni, padės ir atsigavimai. Jau turim nubėgę 23 km. Nergia kaklaskarės. Ne, bet atsigert norėsiu. Kai prisivysi tave. Dabar. Oi, labai šauniai. Ačiū, lekim toliau per Gerai, varom. Su varžybiniais kėdukais dabar. Atrodo, kad net žingsnis pasikeitė su šitais kėdais bėgant. Taip lengvai lekia. Atrodo, kad lengvai. Čia lengviau. Sako, čia profesionalumo požymis. Jeigu atrodo, kad lengvai bėga, bet iš tikrųjų bėga labai greitai. Lengviau šiek tiek. Žymiai lengviau. Ir čia trasa gera dabar. Žymiai lengviau. Visai. Teisingai sakai, žingsnis kitoks. Kitaip bėgasi. Tikrai yra. Palyginamai. Atrodo, kad žymiai lengviau. Kaliošiais, tai bum, bum. Jau paskutiniai kilometrai Vytauta. Visai nedaug liko. Vytautas nesirenka longo bėgti vien kažkokiam Vingio parke tiesiąją ratukų suks. Bėga tiesiog atkarpas ten, kur pagal kilometrus išeina. Kalniukas yra, laiptai yra, bėga. Nesirenka pačių lengviausių sąlygų. Paskutinis Vytauto kilometras, jau sakė, turi 28. Sakalėlik. Jeigu žinai, ko tu nori, kodėl tu taip groji, tau minutą. Sakalėlik.
komentaras po atkarpų. Šiaip gana aiškiai viskas man susidėliojo į galvą. Savo tokių utopinių svajonių atsisakiau. Bet PB gerint, manau, yra visos galimybės. Ir stengsiuosi, manau, ant 2-3-5. Tai šiai dienai toks galvoju tikslas. Man tai skamba kaip utopinis wow. Tai Bet tu esi labai kietas. pastangos reikės daug. Čia yra aukštas tikslas. Tikrai nežinau, ar pasiekiamas, bet Reikia turėti. stengsiuosi, rizikuosiu. Nėra ko prarast. Nėra ko prarast. Vis tiek gyvenimas kaip lošimas. Ja, gyvenimas kaip pokeris. Nerizikuosi, nelaimėsi. Reikia kartais ir blefuot,